Sveiki visi, Lietuvos ūkininkas. Su jumis ir šiandien nieko naujo. Šiandien aprodysiu biškį kai ką. Tai sveikinu visus su rugsėjo 1. Sekmadienis. Rytoj į mokyklėlę. Vėl viskas nuo pradžių. Į mokyklą, draugai, klasiokai. Nu jo, jau manau, kad kažkas jau nelaukia mokyklo, gal kažkas ir laukia. Ir tokių. Nu tai ką, aišku, ten ta mokykla ateisiu, praeisiu į vasarą ir vėl žiūrėsim, kad jau pabaigia mokyklas. Nu ir ką šiandien? Vėl mano keturratis. Matomai, vis dar nevažiuoja. Kaip sakiau, šiandien rugsėjo 1 ir rudens 1 diena. Ir keturratis važiuos, prižadu, ir jisai važiuos rugpjūčio 17 dieną, aš jį sutvarkysiu jau. Kodėl 17 dėl to, nes... ne 17 todėl, nes gausiu atlyginimą. Ir kaip ir sakiau, iš tėvų nei cento, nei pinigėlių, tai ką uždirbu pas ūkininką, visą laiką man alga praeina mėnesio 17 dieną ir gausiu daug pinigų. Tai visi pinigai eina keturračio, parėjo stūmuoklis su žiedais. Ir dabar pas kaimynę jos brolis parvežė dalis, tik šiandien gal reiks nuėti paduoti pinigus ir pasimti dalis ir nuvežti kaimynui, kad sutvertų variklį. Nes aš pats variklį netversiu, nes neturiu kantrybės. Tai keturračio jo variklio jo nėra, susinešiau visos plasmasės į šitą vietą. Jau sušnešiu viską į šitą vietą, reikės būtinai nusiplauti, nusivalyti gražiai. Ir jo, tai ką, dabar keturračiui pakeičiau, dalį, ko nusipirkti tas dantukas ir ta žvaigždutė variklio. Jo, kodėl filmuoju ryte, filmuoju gal dabar kiek čia po 10, 7, dėl to, nes man to į darbą už pusės valandos. Paskutinė darbo diena, rugsėjo 1. Ir to į mokyklą, aišku, dar po mokyklos eisiu dirbti taip toliau. Bet šiandien skaitom paskutinioji darbo dienelė. Tai jo, turim dviratį. Dviratis sugedęs pas mane. Važiavau ir šitos žvaigždutės pasibaigė šitą karą. Jei jau viskas, reikia dėti kitą ir viduriai guolė visi išbyrėjo, netvarkysiu tikrai. Jo, tai nuėmiau šitą dalyką, apsaugas, nes tiesiog gražiau be apsaugų ir dar nusipirkau laikytuvą. Man čia neklauskit, kodėl su homatu, kaip pasakys, taip nepasakys. Kodėl homatu prisivežiau. Visi tikriausiai žinot, Temu parduotuvė. Kokybiškos geros prekės. Eurą mokėjau. Aš jį galvojau, buvau čia pristaisęs. Prie dviračio šitie. Tai čia tokį galiuką, kur tipo gali kažkur įsisukti, ant kračių taip toliau. Nu gerai, įsisukau, važiavau ant šono dviratį, sulūžo, šita dalis nulūžo. Tai tiesiog su šitu prisiveržiau. Ir aš šitą nočiu nusėmiau ir aš jį kažkaip čia reikės man jį prisitvirtyti, kad tipo va, toksai sėdėsiu savo ir taip videoką filmuosiu. Galvoju, gal taip prisitvirtyti, ne taip, o taip, kad būtų gerai taip telefonui va taip įsidėjai savo ir filmuojam. Dar užsisakiau ant galvos laikiklį. Ir reikia tokį panašų, bet tik kad ant galvos prožektoriaus ant kažkokios tokios formos. Tai jau galvoju, aš jį taip prisitvirtysiu, jeigu dabar matot, jo taip reikės tvirtytis kažkada. Tai jo, keturratis to važiuos. Jo, dar mūsų laukia numeriai. Turiu tokius numerius, nu čia aišku kažkokį vokiškį. Ir dar turiu tokius, bet dvigubai mažesnius ir jų parašytas kietas. Tai gal to susidėti, galvoju, ant galo to susidėti. Nu jo, kaip ir viskas, kaip ir jum. Atrodo, nieko nedarau. Dar valau šitą pusę, pradėjau valyti šitą pusę tvarto. Bet irgi pradėjau, neturiu laiko, čia tikus, kad tik pradedu ir neturiu niekada tam žinais laiko. Ir dar
Šitas dangtelis yra sulūžęs variklio, kur grandinė eina, sukasi va šičia skylė. Tai aš nežinau, ar eis privirti, ar reikės nuėpirti, bet man atrodo, gal eitų, bet tikrai ne su kempu. Su kokias, gal ir su kempu, bet su svarkė tai tikrai neprivirysi. Su kempu gal tai prisek, bet tai ten, jo. Tai jau tikrai kitratis važiuos. Aš užsakiau vožtuvus, vožtuvai buvo abudu sulinkę. Vožtuvoje abudu 6 eurai, vien didesnis, kitas mažesnis, išmeiruota, viskas sutvarkyta, prieš tai įsimazuojau. O tai 6 eurus už vožtuvus, vožtuvai pakeisti įdėti. Už galvą 55 eurai. Ten, kur tas stūmokliuose galva, ten, kur tas stūmoklis rašo, ten ta galva visa. Nudrošta 50 eurų irgi sumokėta. Pakeičiau naują, dabar parėjo. Čia mums reikėjo nusipirkti. Dabar nepamiršiu. Sakau, dabar nepamiršiu, dabar neatsiminsiu. Aš blemba, kaip ten. Nu tie. Žiedas. Kažkiek ten neatsiminu, ten, ar kažkiek ten žiedų dedasi. Aš neatsiminu, 4 man tada sakė. Tai užsisakiau žiedus. Neužsisakiau, bet pasirodo žiedų neina pirkti atskirai, žiedai prakasė visus stūmoklių. Tai kaip mano stūmoklis nuėjęs, tai aš užsisakiau stūmoklį kartu su žiedais, nes atskirai nėra pirkti žiedų. Tai irgi ten 13 eurų, žiūri, pigiai, radom pigiai. Aišku, ne Lietuvoje, o Vokietijoje užsisakėm, nes Lietuvoje nėra, labai brangu. Tai jau užsisakėm, tai jau irgi dalys pas kaimynę, reik nuvaryt pasimt, nėra laiko. Jo, tai varysiu, pasimsiu stūmoklius, nuvešiu kaimynui, kaimynas sutvers. Jo, sutvėręs, tada reikės parveš man variklį čia, aš variklį indėsiu. Tada lauksiu, kol pareis dangtukas už žvaigždutę, sutversiu dangtuką ir žvaigždutę. Ir tada viskas. Ir kitratis važiuos. Tversiu, nusiplausiu visus plasmasės, sutversiu vis atgal, pasikrausiu akumuliatorių. Ir kaip kitratis važiuos, darysiu video, kaip jis jau įsikuria. Jo, tikrai labai laukiu, žiauriai laukiu. Jo, laukiu, nesulaukiu kažkaip. Dar reikės ratų suvedimą sutvarkyti ir vairą kažką tvarkyti ir suvedimo nėra. Mačiau klausiokas čia kažką tvarkė, jisai tai reiks irgi, čia šitas traukės, ten sakė, sutrumpinė ir ten prailginė, ten viskas tvarkoja. Nes dabar mano nurautai ne šitai paina, o šitai paina, gulšiai viskas stumė ir variklis nepastumė ir taip toliau. Ir jo, ir viskas, tai laukiu. Sakau, žiauriai laukiu. Ir gal praeitam video sakiau, kad pasidariau priekabutę, gal nesakiau, bet pasakysiu, va. Turiu priekabutę smėlių vežti lentom, gal nematys, va. Aš aišku senų karučio, ilgai dirbau irgi. Ir dar yra ta, kur bėga mušinėt. Aš šito neimsiu, iš to nedėsiu atgal, bet užsisakysiu, kur yra tokie 2 metaliniai, tai gali į priekį, kaip su koja, nes dabar iš to man šito žiauriai nereikia, nes dabar žiūrėkit. Čia yra, šita rankena būna. Ir kai paspaudžiu šitą gaziuką, ir man, kai spaudžiu gazą, aš noriu įjungti bėgį, tai man reikia gazą spaust šitą ir tada vėl taip spaust gazą. O aš toksai, kodėlgi neužsakęs mano dalyko. Tiesiog taip ateisiu, spausiu gazą į priekį ir taip daugiau nereikės ten su kita ranka ten daryti ten dročitos rankenos. Ir jo, ir viskas. Prasidėjo šalti rytai. Vėsu labai šiandien ryte. Užsirakinam savo privačią valdą. Aš čia darau. Lenda man į video bando kažkas įlyst. O tas kažkas karniai ne mano mažasis brolis. Blemba, dabar nebeužsirakysiu durų, nes reikia pridėti kamerą. Va, užsirakinau.
Užsirakinam, įsitraukiam raktelį, pasikavojam, kad nieks nematytų. Jo, avių tuščia. Kam reikia bačkos? Jeigu kažkam reikia rašyti, tai atiduosiu būtinai nemokamai. Aišku, dar šią visą išplausiu. Tai jeigu reikia kažkam, būtinai rašykit. Atiduosiu, nes manęs nereikia. Čia ta bačka, kur būna tokius didelis bačkos. Tai jeigu kam reikia, būtinai rašykit, atiduosiu, nes manęs absoliučiai nereikia. Tai ką dar aš jums čia galiu parodyti. Čia seniai buvęs. Čia jau kokios 3 savaitės. Nebuvęs. O, Jėzau. Dar reikia kažkada visas duris paėmus sutvarkyti. Ir toksai balkis čia reikia paėmus uždėti tą balkį, nes kaip uždėti duris toksai plyšys lieka, tai reikia uždėti balkį. Reikia šitas duris sutvarkyti. O šitas čia reikia šitas duris uždėti tenais. Ir čia viskas išgriauta, kaip matot, viską išgriau. Čia kas į malkas, čia kas reikalinga, čia kas į malkas. Dar reikia šitą sieną visą išgriauti, čia viskas eis į malkas, dar šitas lentas pasiliksiu ir šitą pasiliksiu padėklą. Kodėl išgriaunu? Dėl to, nes čia man nieko nereikia, aš tiesiog viską išgriausiu, išsivalysiu, išsipilsiu smėliuką ir kaip sakiau, darysiu duobę tikrai darysiu. Tvarkyti pavyzdžiui. Ir jo. Ir ten reikia iš čia visą tą plyšį sutvarkyti, visus šiaudus nafik, čia viską išnešti, išvalyti. Ir bus keturračių vieta, nes ten dabar, kur mano keturratis, ten netilps, nes plasmasės, nes jis dabar be plasmasių telpa. O uždės plasmasės, tai va per tiek man netilps, nes plasmasės dar pasislenka į šonus. Jo, nu ir kaip ir viskas, kaip ir. Jo, reiktų stogą tvarkyti, stogas kiauras, viskas lyja, šlampa. Žodžiu, aš be žodžių. Reikia tvarkyti, reikia kažką daryti, bet nėra, absoliučiai nėra laiko. Jo, šitus visus nafik į malkas, čia aš tikrai netopysiu kaip kažkoks senas diedas. Jo, čia realiai senai buvęs. Dabar turiu pusę valandos. Dar, aš dabar pavalgysiu. Jo, 8 grįšiu kažkur tai. Jo, 8 grįšiu namo. Ir tada ruoštis į mokyklą rugsėjo 2. Tai bus rytoj. Žiūrėjau, nelaukiu, nenuėjau į mokyklą, žinokit. Bet ką padarysi? Ateis tą mokyklą, žiūrėsi, kad jau žiema, pavasaris ir vėl vasara sėdi sau lafa. Tai jo. Čia irgi reikia valyti, reikia viską mėžti, eina šit, kaip aš nenoriu. Bet turiu viską iki žiemos sustrakyti, nes paskiau viskas sušals visą žiemą, tiesiog sėdėsiu kaip debilas, niekam nieko nepadarys ir paskiau sakysiu savo mintyse. Tai galėjau pasidaryt. Aiškiai gaunu ten pas ūkininką dirbu. 3 dirbu, 1 laisva. O dabar nuo rugsėjo 1 ateitis po mokyklos. Eisiu. Vis tiek dirbti, nes tikrai reikia ir pačiam pinigų. Ir keturračiui visi pinigai eina, visi licentus visi į keturratį eina mano pinigai. Kai dabar uždirbęs visi į keturratį nuėjo. Dar keturračiui reikia nusipirkti ledą. Tokį kaip klasiokas turi tokį keturkampį. Jeigu norite pažiūrėti mano klasioko YouTube'ą, būtinai pažiūrėkit Kavalierius. Jeigu ten su motociklais keturračiais važinė, būtinai pafollowinkit. Padėkit jam surinkti 100 subscriberių kaip ir man. Ačiū labai visiems, kas man padėjo surinkti 100 KM9. Subscriberius, sakau, followerius. Tai jau būtinai pračekinkit ir jo kanalą. Įdomiai žiūri keliačiuvas. Sėkmės jam toliau. Nu ką ir viskas. Tai ką, aš tada praeitam video sakiau, kad čia galvojau pilsiu ar žvyrą, ar smėlį, tai čia pilsiu smėlį, ne žvyrą. Gal sakiau, kad smėlį pilsiu, bet jau aš pilsiu smėlį. Nes jeigu bus tokį drėgną, tokį žvyrą pilt, bet galvoju, neapsimoka, nu tiesiog kažkaip, nežinau, nepatinka man tas žvyras. Tai aš pilsiu visur smėliuką, o
smėlį, tą, kaip pilsiu smėlį, va tiek va kažkur va pasikels per tiek va. Tai jau nei daug, taip nei mažai, nu aišku, kam čia kelt, tik tais papylė, nu ne, aš noriu. Ir dar čia va yra, čia ir išbetonuota, aš nežinau, kas čia ką darė, tai su rusų laikais, bet čia taip eina, taip, čia taip iki pat galo, čia išbetonuota, o čia ir ne. Nu, šitus vietos eina taip į žemę ir vėl taip pakyla, o šičia irgi taip į žemę ir vėl taip pakyla, tokie, žinai, nesikeikus, kas čia ką darė. Tai aš noriu pažiūrėti, viskas būtų labai lygiai, dėl to šitoj pusėje pasikels tiek ir anoj pusėje pasikels tiek smėlio, o per vidurį tiesiog paliksiu tą cementą, kaip buvo, dar reikės perbet, nu taip gražiai tokį padaryti liptelį. Na aišku, kažkas čia mane gal labai abu išvadys, bet man bus gerai. Gal nefilmavo, atsimenat, bet gal jūs neatsiminsit, gal tada net nefilmavo, kaip šitas duris dariau. Tai dar čia reikia zoviesus, rusiškai sakant, zoviesus šitus va. Labai gerai. Tai jo, kaip ir viskas šiandieną bus. Reikia dirbt, neturiu laiko dirbt, traktorius laiką prasėdžiu, reikia dar jums kada nufilmuot, kaip su traktorium važinėju, bet labai noriu filmuot, bet dar kažkas įskūs, sakys, oi, kai važinėjo atvarys policija ir pizdės bus, na aišku, kažkai tokie debilai išskūs, bet ir tokių debilų žmonių, kurie tikrai gali paskūst. Tai jau ir su kombainu kūliau. Gal jau kam pasigirsiu, aišku, kaip visada. Tai jau ačiū, kad žiūrėjote šį video. Ačiū, kad mane palaikot. Ačiū už visus subscriberius. Jeigu surenkam 200 subscriberių, žinau, ką aš padarysiu. Aš padarysiu, ką čia padarius gero. Visų pirma, tai atšvest reikės, man ir jums atšvest. Ir tada, jeigu mes surinksim 200, jeigu mes surinksim nuo šiandien iki rugpjūčio 1 dienos 200 subscriberių, aš, Lietuvos ūkininkas, nufilmuosiu, kaip važinėju su traktorium, kaip pas juo dirbu, kaip sėju, kaip lėkščiuoju, kaip dirbu žemę ir taip toliau. Tai jau, nuo šiandien iki... pamiršau. Tai aš ne tą pasakiau. Debilas. Nuo šiandien iki spalio 1, jeigu mes surinksim 200 followerių, subscriberių, aš parodysiu, nufilmuosiu video, kuris 20 minučių, kaip aš dirbu žemę, su T150 arba su MTZ 82 pilku, arba su 952 raudonu. Tai jo, jeigu norit pamatyti, kaip važinėju su traktoriais, dirbu žemę ir taip toliau, subscribe, please, for me. Tai gerai. Ačiū žiūrėjau šį video, nepamirškit laikinti, subscribint būtinai. Ačiū labai visiems. Ir ką, viso gero, varau montuoti šį video, šitas video išeis, nežinau, gal kokį rugsėjo 2, 3, 4, nežinau. Tai jo, ate susitiksim kitam video, kitas video, nežinau, bet jo, tai jo, ate, ačiū, kad mane palaikot.